gerdinėlį, atvažiavau pasimaudyti biškį. Šiaip sena bebuvau jau, prie kokį prūdą, tvenkinės ar bežer, tai galvoj reik biškėlį varyt pasimaudyti. Šiaip toks oras nelaba koks, bet toks oras pats geriausias, bent jau maniai maudiniam. Gera kaplius dar stogiuk šitą į, tai neužlink gal pašnekėti. O to pač biškėlį papasakos apie programą, apie maistą biškį, ką pradėjau valgyti, kon biškį susirašiau telefoną, kad neužmirščiau. Da plus, šiandien atsikėliau, pasidariau mankštas, kaip visuomet 5 ryto atsikėliau ir galvoju, toks sekmadienį šiandien nesport dien, galvoju, reik biškėlį pasnaust, tai da 2,5 valandos išmygojau. Tai šiandien atrodo, kad galėčiau daryti kojas, nes kojas rytoj darys kojas o šiandien teikia energijos, kaip išmygojau, tai nežinau kiek tų valandų, tai atrodo gali varyti šiandien. Tai biškį apie treniruotę, apie maistą, tai jau pradėsim nuo pradžių, nes kartas, ką pradėti varyti. Pradėti nuo paskutinio, turėjau nuo pirm pradėti ir taip įgaunas. Neapsušneik ko beveik. Tai, ikon dabar biškėlį apie maistą. Valgau 5 kartus dieną, nežinau, ton nesakiau prie tos serijos, 5 kartus dieną. Dabar pradėjau didinti kraupus visokius angliavandenius. Tai valgau kraupų 200 gramų į valgym. Pavyzdžiui, ten geriu kokteilį su proteinu įsidedu, tai 200 gerų cielas avižinis dribsnius. Kiti sako, kad negal gerti, nes tipo skrondė ten palikt kaip nežinau, kaip sukim kažkas bloga, bet man, kad išgerėnom, tai nežinau, man joki nei pelvo pūt, nei kon, tai vadovauju savo kūn, kaip kon jaut, kaip pačiam geriau jį, tai taip įdarau. Tai gero avižas, ten 200 gramų į valgym su proteinu, tad ryštų sveist, tokį didesnį šaukštą pakabin. Ryštų sveist ir bananų suvalgau. Dažniausiai vis laik tai šokoladą perk, bet cukraus. Tokį biškį posplėtelį suvalgau ten 85, kiek ten gramų, tai 40 gramų biškį suvalgau šokoladą. Tai šiandien ryt valgiau, dėjau 6 kiaušinius ir daunas 300 gramų. Angliavandenius stengiuos valgyti skirtingus. Kartas ten valgym valgau ten 2 kartus ryžius, bet labai retą taip tai stengiuos valgyti ten kokį avižas, prie baltymų avižas, ten prie mėsos irgi bolbius koks valgau, ten paskiau ryžių su kokiu vakare einant gulti, ne vakare einant gulti, o prieš paskutinį valgym. Valgau ten jogurtą, reišuts, paskiau einant gulti, valgau gerų linų semenų aliejų, 5 šaukštus arba 4, tai gaunas kaip 50 ml aliejaus. Šiaip geras dalykas, linų semenų aliejus galėt pasiskaityti, pasižiūrėti. Manau, kiekvienam reikėtų gerti, geras dalykas. Bet aišku, jeigu ten vesdėjim valgys ten blogų maistą, visoks reibals, da koks nesamonis, tai tas aliejus ten aš gersinom, tai jans toks, kaip tau nepasisavins, net nepriims organizmas, nemok pasakyti, bent jau man taip. Nežinau, kaip kitim žmonėm, vis tiek kiekvienam skirtinga. Tai einant gulti valgau 200 gramų arba 230 tam tarp varškės ir pieno stiklėnį ir da tokių be cukraus, visokių be pridėtinių cukraus. Nusiperk Maksimo tų tokių augų, tai įsidė ton, kas skaniau būt pavalgyti, arba daraus varškės apkep, o kartas valgau vien patį pliek varškį, tai visą apdarau. Išger linų semenų aliejų, 4-5 šaukštus, ir pradedu valgyti varškį, suvalgau ir ėm gulti. Va toks mityba, kad nors pafilmaus apie maistą, viskon suvalgau, kad vaizdas matytus bus paprasčiau viskon parodyti.
Tai o antras dalykas, apie treniruotis, tai svoriaus labai daug nespriaugis, stengus auginti su sveikesniu maistu. Bišk kartas pajungu, kur bišk nesveikesnį maistą tarp valgym, vien valgym gal suvalgo, bet čia stengus vien tik švarę valgyti, tai sverdaba kokius 9-8, tai žadu traukti. Jie vartėjai link to, kad žadu traukti 300 kg, čia mirtai įstrauk, štongas atkeliams nužėmis. Ton žadu 300 kg kelti, mėginti, dar nežinau, po kokių 2-4 savaičių tam bėgi, kažkur tad mėginsiu. Tai taip, da pats jaut, kad dabar da biški gal trūks tų porų savaičių taip tų treniruočių. Paskiau, manau, jau turėtų plius minus jau kažkur 300 kelti. Irgi negal prisišnekėti, niek čia neprižad, bet sakau, kad tik mėginsiu. Tai da iš treniruočių da biški pakeičiau apie mirtį įstrauką pyrį ir kojų treniruoti. Pavyzdžiui, pasidarau, dabar rytoj bus kojų treniruoti, darys tik tą pelnus su spritupims, ten turės daryti su 200, pasidarys arba 2 arba 3x, nuveina iki 3 pakartojimų darau, žiūrės kapės, nes prie treniruoti pasidariau su 197 supos visus 3 pakartojimus, dabar 2 supos padidins, dėsam 200 kg. Uždėsam 200 ir žiūrės, kai gausas ir to. Ir pasidarys 200, kaip sakiau, tom vein serijai, ir paskiau 3 po 5. Ryto bus su 177 supos 3 po 5. Tai po 2 pos irgi, jeigu iš 3 po 5 vis padidinu į ket savaitę. Nu, čia gaunas man 3 kas 10-11 dienų, man gaunas kojas daryti. Tai tom pasidarysiu, paskiau da trumpus pritupims iki pos, kad biški kūns priprastų, tai pasidarau su 210 rytoj jau darys iki pos. Iki tokį pos pritupėjom, paskiau su 230 gal biški padidins, darys iki biški žemiau, čia toks pačios stipriausia pozicija, kuriais gali atsistoti. Tai tom pasidarysiu ir manau da pasidarysiu dubens keliam vein serijai. Tai va tuo bus, tų pagalbinių pratimų jokių nedarysiu, nes tai jau pasakys kudė. Tų nedarysiu ir perkels aš ant sikė treniruoti. Dabar, pavyzdžiui, padarys kojas, tada bus laisva, tada eis nogars pagalbinė pratimą, tricas, tada laisva, tada darysiu, esu laip susirašęs, man bijau, kad nepameluočiau, paskiau darysiu pečius, laisva, tada mirtį įstrauka, tada laisva, tada pasidarys kojų pagalbinių pratimus. Ten, tus pavyzdžiui, su pauzito pozicijos sustoti, kur tau sunkiausia jį, paskiau pasvėrus iki dėžės, tai pritupimą esat matien, ir paskiau iš priekiaus da pritupimą ir paskiau toks su 100 kg plačius pritupimus toks pasidaryti. Tai po vien serijai kiekvienam pratimui ir paskiau da pritukuoju pagalbinį šitą pratimą, kurį, tai pasijungu da rastą prasikelton į virš, kur kel, ir paskiau toks salieturam, kur gali tricą daryti, ant tokių žmaut, gal žinot, tai ton pasijom abudus ir gal pasidarau toks kaip lagaminus nešti. Tai panešiuoju tus panešiuoju ir presom gal pasidarau. Presą darau kiekvien treniruoti darau pres, por serijai turnikis įkimbu, taip ir kojas, taip teisę stengus daryti, iki kiek ten išen, tai kad užkaist biški presėlis. Tai va teik apie treniruotis ir mirtį įstrauk, pavyzdžiui, kaip darau mirtį įstrauk, da padarau tus kojų lenkims 4-galvio, 2-galvio, toks paskerstau, nes vis tai, ką pasidara, atrodo, seniau taip darydavo vis kojų pratims, toks biški pervargis, toks sunkiau taip atsistatyti, porą dienų turėjau praeit, kad atsistatytum, čia pasidara, veindėjim praein, o žiūrėjau, gerą atsistatinė, da veindėjim praein, jau žiūr beveik atsistatė, trečiadėjim praein, jau pilna beveik atsistatys ir ketvirtadien iki traukos ten 4 dienas, kur 5 praein, atsistatau ir tad gali daryt mirtį įstraukt tvarkingą. Tai va teik,
Dabar bištai jau palaukėt apikėt, tą susirašyti, kad neužmirščiau. O atsistatym tai sakau, kad geriausia mane ir 4-5 dienas iki sunkios mirties traukos ir nuo traukos iki kojų ir nuo kojų iki traukos darau 4-5 dienas, kad nugarą atsistatyt mane geriausia. Tai irgi. Čia kiekvienam, manau, skirtinga, vis tiek 3 dienas tai būtina tor praeiti, ypač jeigu sunkia darot mirties trauką. 3 dienas būtina, 4. Aš tai, man tai sakau, 4-5 dienas geriausia, o jums, kaip jūs darot, galėt parašyti, jeigu kas kaip darot, tai gal į man tiks perskaits komentarą. tai, o apie papildus dar šitą paskutinį, reikia samdėti nirkelį. Apie papildus tai pradėjau gerti Animal Pack, kaip matėda, pusryčius kur valgiau. Animal Pack rytį išgeru ir geru ton baltymus, proteinų. Tai daugiau niek, kol kas nevartuoju. Paskiau pradėsiu, kaip toks tikslas buvo, norėjau, kaip 300 kg žemės atkelsiu, tada jau pradės gerti kretiną ir tada biškai labiau pradės svorį auginti. Tai pirm nuo dabar atkelti 300 kg ir tada pradės vartoti, sakau, kretiną. Visko tom pat geras, Animal Pack, baltymus ir kretiną. Tai bazinė man papilda, tai pats geriausiai muniai. Ir apie viskas, man rods niekda, kon paminėti da, apie treniruotis tiek. Jau tūs visai nebloga, nugaras pratimus 2 kartus dyno darau, tempimus 1 kartą dyno, gaunas pusantros valandos namų darbų, numus. Kelienam ton darau pratimus, kur toks žmogus parodė, kad tikrai padėjai žiaurė vis tiek pratimą. Tai kol kas viskas tvarko. Reik svarbiausia darytis pratimus, kaip jas saksiu, ir manau bus viskas tvarko. Tai kaip ir iš treniruočių viskas, apie maistą viskas, apie papildus biškį pasakiau. Ir kaip viskon darau, matau treniruotės, viskon stengiuosi rodyti, kiek išėm pafilmuoti. Tai va teik, dabar biškį reiks pašokinėti, šuoliukų padaryti, kad biškį apšėlti ir dėsam nirkelį. Einam, rengtys ir nersam. Vakar krūtėn dariau, tai jau jautos toks skausmėlis. Tai dabar ant lygiai greičių toks, tas deduks, kur sakiau, dėl nugaras, tai leipiant su tokiais pratimus daryti, arba ant turniką kabėti, arba esu aprodys tarp tų serijų, ką gali pasidaryti išsitempti stuburų. Tai jans leip toks. Tai po visų treniruočių arba šiaip įpras dėin, taip šitą labai gerą pradėjom ton. Toks papras pakabėjams, taip šitą. O šitą kažkas, kaip dariau, trakaškas kažkas taip, stuburau toks. Į apačiant savo katėm kojas. Kiek išėm pakabėti, kaip gera šitą į apačią katėm. Aš kiekvieną rytą stengiuos pakabėti, pasiim koks kėdis, 2, taip susided ir išsitemp ant stuburų, kur ant saliai. Ne man išmislačiai, ano tokiai dalykai leip taip daryti. Tai rytą po kokių pritupimų, po traukos, po visų treniruočių irgi, tai būtina pasidarykėt. Iškart jautas, kad ves stuburas išsitemp ir žymiai geriau ir paleikti. Pamėginkėt, blogiau nebus.
jau storas leds visai. Labiausia tai, kaip išlip labiausia naga šaun ir kuojas, taip tai vis normaliai. Dabiš pašukinėjai virš. Bet vun daug gersiu. Čia jau norėtus bišką būt. Pelns leds ir išsipjauni į tą dynerį. Toks. Bet ir tas vun daug galiam sakyti toks pat. Nieks nesikeit. Kad ir tas leds aišku gal kabūs kok minus 20 biškį bus šalčiau. Tai ką fiestų užput, tai ir žymė šalčiau nei kad ir koks minus 10 ir minus 3 suvėjai. Ką fiestų pūt, tai žymė šalčiau. Dabar toks vėjuks biškų užpūt, tai tep nuport, bet tep normaliai. Tai va teik. 100 metų nes bandys kareivokę jau išlaužyti. Nežinau, su 2 mišės ar su vienrom. Reik pamėginti. Da, išėjom. Tai va teik šiam kartu ir iki ket video. Iki.